Labas rytas ir vėl su jumis Web Consulting ir web seminarų laida. Ir šį kartą šnekėsime apie domenus. Tai tuo tikslu studijų turim fantastišką svečią, Marius Pareščius, vienas iš Lietuvos webo pionierių. Dar Lietuvoje žinomas kaip domenų magnatas. Labas, Marius. Sveikas. Magnatų retai kas vadina, bet būna viską. Legendų prisigalvoja. Čia už akių taip. Na, tai turbūt, žinai, akis bijo pasakyti. Tai dėl ko taip vadina? Kiek tu domenų turi iš viso išsipirkęs? Lietuviškų domenų maždaug apie 1700. Ten skaičius nedaug kinta. O nelietuviškų? O vat su nelietuviškais pas mane kiek įdomiau. Su nelietuviškais domenais pabandžiau ir nuspręsta buvo, kad vis dėlto tai yra turiski biznis, tai yra keletas tarptautinių domeinų, .com, orgų kažkiek, ru. Bet ten, vadinkim, tai 10-20 vienetų. Ne tas kiekis. Nu tai 1700 lietuviškų domenų, tai kiek už palaikymą išeina po kokius 8 eurus, ne? Išeina šiek tiek toks, ne bizniukas išeina, praktiškai susimokė registrų ir tai yra jų biznis. Nu tai neskuklink, tai kiek kas metais parduodi iš tos visos gausybės? Aš visiems sakau taip, kad praktiškai metai metams nelygus, bet daugmaž vidurkis išeina taip, kad per skaityk, aš domenais užsiimu nuo 98 maždaug, tai per visą tą laikotarpį registras turbūt daugiau gavo pinigų, negu aš uždirbau. Tai yra toks monkės biznis, aš visiems sakau, kad tai yra hobis, kurį labai nenaudinga laikyti ir kuris praktiškai nuostolingas, tai aš skaitau, kad domenų biznis Lietuvoje yra tik tai jaunimai, kuris nori uždirbti 100-200 eurų, nupirkęs ten kažkokį pagavęs domeiną, o didieji bizniai Lietuvoje kol kas neveikia. Žinau ne vieną domeinerį lietuvišką, kuris turi sukaupęs bagažą 100 domeinų, bet situacija ta pati. .lt registras jis nėra, vadinkim taip, pinigingas, ar vartotojų skaičius per mažas, ar kainos per aukštos, ar žmonės nepasiruošę dar kol kas mokėti už domeinus. Todėl mano manimu, kad reikės palaukti dar šiek tiek. Kodėl pasirinkai tą registrą, jeigu jis toks vienas iš nepelningiausių? Aš čia gyvenu, aš savo šalies patriotas ir aš savo šalies pavadinimais tikėjau. Aš turiu pažįstamų, kas dirba su Rusijos rinka, kas dirba su tarptautiniais. Pažįstu žmonės, kurie laiko 10 000 domeinų. Tiek kaip pavyzdys tam pačiam rusiškam registre. Vienus pagrindinių žmonių pažįstu tiek vadinkim taip, .com registruose pavienius fondus, kurie laiko 100 000 domeinų. Jie uždirba iš to. Tai jau už kiek brangiausiai pardavęs domeną? Geras klausimas. Domenas, kuris buvo brangiausiai parduotas, aš jo kainos negaliu įvardinti. Kaina buvo aukštesnė negu 30 000 eurų. Tiesiog tai yra sutartyje. Jeigu šnekėti apie domeinus, apie kuriuos galiu šnekėti, tai praktiškai 20 000 eurų ribose domeinų parduotojų yra keletas. 20 000 eurų lietuvišką domeną, tai skamba gerai. Mes čia minim žodį domenas, bet tikriausiai teisingiau būtų sakyti subdomenas. Taip, Bregas taip vadina. Domenas sako .lt. Taip, paprasčiau gal interneto vardas. Kitas pavadinimas, kuris buvo anksčiau naudojamas, domenus pradėjome čia naudoti kokį 10-metį atgal kaip pavadinimą, bet realiai Lietuvoje tai buvo interneto vardas vadinamas. Tai šiuo atveju domeinas, ir aš manyčiau, kad tai yra net ne subdomeinas, o tiesiog domeinas tam tikro lygio. Tai jeigu mes pirmą lygį vadintumėm .lt galūnę, tai antro lygio domeinas. Tai tas viskas, kas eina po taškiuką, po .lt, jau tai vadinkim domenų pavadinimą. Tai aš turėjau klausimą tokį, ar galima iš to gyventi, bet tada pagalvojau, kad priklauso to, kiek reikia pinigų tam gyvenimui. 1-2 milijoną suinvestavai, gal kažkas išeis. Bet realiai aš manau, kad iš domenų gyventi neįmanoma, bent jau Lietuvoje. Ar užtenka pavieniais atvejais, jeigu labai pasiseks, turėti tai kaip hobį ir keliauti? Pažįstu keletą žmonių Lietuvoje, kurie taip daro. Kurie turi savo bagaže 30-50 domeinų, kurie kažkada senai nupirkti ir dabar kada prisigaudyti. Ir tos domeinus netyčia, tokių atvejų irgi turėjau ir konsultavęs klientus, netyčia pardavus galima išvažiuoti gerą kelionę. Ten netyčia 4, 5, 8, 10 tūkstančių
eurų, nu tokias sumas už netyčia. Gera kelionė. Išeina. Aha. Tai vat ką reikėtų žinoti, jeigu norint pradėti to užsimti, kokios minimalios žinios turi būti? Paprasčiau yra pirkti mėsą pas ūkininkus ir pardavinėti turgavietėje. Ir tai būtų tikrai didesnis biznis negu kad domeinais. Ką šituo aforizmu norėjo Marius pasakyti? Gal verta keisti biznį. Tai šiuo atveju aš manau, kad visų pirma, tai apsispręs, ką mes darom. Ar mes žaidžiamės turėdami tai kaip hobį, kaip investavimas kokiam nors forexe, kaip bitcoinai ir panašiai, ar mes šito darom verslą. Jeigu tai yra hobis, tai taip. Išsitraukite kelius šimtus eurų, eini pas ką nors, kas gaudo domeinus, tai yra pas to žmonės, kurie užsima pasibaigusių galioti domeinų gaudimu, tai yra tuo momentu, kai jis pabaigia galioti, registras įtrina iš registro ir tuo momentu jau stovi automatai, kurie gaudo. Aš manau, jų ten dabar kokie nuo 5 iki 10 šiai dienai iš skirtingų žmonių. Tiesiog prieš savaitę, prieš 2 pasižiūrite dominčius domeinus, užsisakai, kad tau jį pagautų, susimoki už tą pagavimą. O kur gali matyti tos domenus, kurie atsilaisvins? Kristi, liaudiškai tariant. Dropai. Su dropais yra labai įdomiai. Vieno vieningo registro, kuris būtų 100% teisingas, jo nėra. Aš po seminaro pabandysiu tada komentarų sudėti nuorodas į tokių dropų galimas svetainės. Ir gal net Facebook'e pabandysiu web profesionalų grupėje užtaginti žmonės, kurie gali padėti gaudyti domeinus. Jeigu jie, aišku, patys panorės to. Nes jie irgi kartais sako, mes čia verslą darom, o kartais sako, nu, gal tu mūsų neminėk. Tu asmeniškai pasakyk žmonėm, jeigu tavęs klaus. Na, tai paklausim pradžiai nuomonės jų, ar jos galima taginti, o paskui galim bus sudėti. Bet manau, kad tai yra vėlgi savotiškas, simboliškas verslas, kai robotų karai užsima domeinų, krentančių iš karantino gaudimu. Tai šiuo atveju bandyti gaudyti, tiesiog pasižiūrėjai sąrašiukę, pasižiūrėjai domeiną, kuris tau patinka, susigalvojai strategiją. Pavyzdžiui, mano strategija savo laiku, kai aš užsiminėjau krentančiais domeinais, kol jaunimo algoritmų nepapasakoja, čia grubiai iki kokių 2006 metų, tai praktiškai periodas nuo 2002 iki 2006 buvo mano periodas, kai aš gaudžiau, kai niekas kitas negaudė, nes nežinojo metodikų, technologijų, tai iš principo imdavom domeinus, kurių pavadinimas yra vienas žodis, kuris yra bendrinės kalbos naudojimas, lietuvių ar anglų kalbose, kuris gali būti ateityje populiarus. Arba reiškia kažkokią verslo sritį, arba reiškia kažkokį produktą, daiktą, kurį gažom, kaip pavyzdys, kėdė. Kėdė domeinas sąlyginis, aš jo turbūt neregistruočiau. Kėdės, vertė kokį 10 000 eurų šiai dienai. Jeigu teisingas klientas. Jeigu klientas, kuriam labai reikia, gali būti ir 15. Jeigu klientas, kuriam nereikia, bet jis nori kėdėm užsimti kažkokį saloniuką daryti, parduosiu už 2000 eurų. Toks labai smarkiai išbalansuotas daiktas. Įdomu, aš kažkada tai kitaip buvau sugalvojęs, kad pasidarėm tokį įrankį, kur ieškodavo 4-5 raidžių domenų lietuviškų, kur sutampa su bendriniu kažkokiu žodžiu. Bet ieškojom kaip ne per žodyną lietuvių kalbos. O kur žiūrėjot? Wikipedijai? Ne, žiūrėjom pagal tai, kiek Google užklauso. Kiek užklauso duoda. Kiek suindeksuota, yra toks būdas. Pagal tai irgi kokį 10 domenų nusipirkau. Kitiem tikslam darėm, šalutinis efektas. Ir kaip sekėsi, nors vieną pardavai? Ne, vieną nepardaviau. Taip, puikus archyvas, puikiai registras uždirba iš tavęs. Guli visi. Tai reiškia, kažkas yra entuziastai, kurie tokiais būdais sudarinėja tos sąrašus. O ten žinok, yra vienas dalykas, yra žmonės, kurie yra sudarę sąrašus ir gavę iš kažkur sąrašus domeinų, kurie yra iš viso registrė, egzistuojantis. Tas neindeksavo, nei iš oro jie paimti. Iš DNS įrašų, ne, ten ne kompaktas. Ten sena metodologija buvo tokia, kad dalis iš lietuvišką zoną aptarnaujančių registrų pagrindinių DNS serverių, jie leisdavo nusikrauti visų domenų, kurie yra aptarnaujantį sąrašą. Rekursyvo galėdavo užduoti užklausą ir tau ilgai ir nuobodžiai listina. Tai lygiai taip pat aš gaudydavau. Kol domenų nepatapo labai daug ir dėl didelio laudo DNS serveriam ir tam tikrų saugumo sumetimų, lietuviškas domenų registras ėmė ir uždarė tą funkciją. Tai mano žiniomis visas jaunimėlis, kuris dabar gaudo domeinus,
Dalis iš jų gaudo pasiėmę senuosius sąrašus, dalis iš jų gaudo iš interneto paslaugų tiekėjų, gavę sąrašus domenų, kurie pas juos buvo kaip klientai. Pavyzdžiui, ten kokia nors interneto vizija turi domenų, savo klientų domenų sąrašiuką ir kažkoks piktavalis adminas netyčia tą sąrašą pasilistino į tekstinį failą iš čia iš darbo. Ir su kažko pasidalino. Arba pardavė kam nors. Tai interneto vizijos domenų sąrašą vien paėmus, tu turi daugiau negu 2/3 lietuviškų domenų. Kaip pavyzdys tau. O patys tie, tokių kaip interneto vizija ar kaip vardas LT, kas sėdi, tai jie nežiūri, pavyzdžiui, žmonės kokio ieško domeno ir galvoja, patys paieškojo, rado gerą, nenupirko, tai gal nuperka mes. Pirmą kartą apie save, apie vieną iš mūsų servisų vardas LT, istorija, kad mes to užsimam, girdėjau ko gero kokiais 2002-2003. Čia taip labai logiška būtų. Realiai esu daręs tokį dalyką, nesu daręs kokiais 2000-2001. Tada dirbau įmonėje, kuri vadinosi taip neta. Tai algoritmas buvo padarytas kiek kitkam. Algoritmas buvo padarytas tam, kad išrinkti domenų statistiką ir ne sekti domenus, kokius ieško žmonės, bet surinkti statistiką, kokie domenai yra dažniausiai užklausiami. Tai aš kiek pamenu, tais metais top domenas buvo tomas.lt. tą žaidimą žaidžiau gal tik tai kokius 3 mėnesius, nes tada techniniai resursai buvo riboti. Ant tiek daug logų prisikaupdavo, kad man jau nebebuvo technologinio būdo normaliai su to sutvarkyti ir tas buvo viskas atjungta. Daugiau to nežaidžiau, bet pavienės aikštelės, pavienį domenų tikrinimo kažkokie įrankiai, kurie yra online, gali tą daryti. Techniškai tas viskas įmanoma, bet yra kita pusė. Jeigu tu turėsi populiarų resursą, tau domenų ten į dieną tikrins tūkstančiais, jeigu ne 10 000 kartų. Reitinguoti kažkaip, pačiam peržiūrėti visą sąrašą kasdieną, bulštas. Gaila tam laiko ir technologinių dalykų. Ką daro droperiai? Droperiai šiai dienai žiūri, koks domenas atsilaisvino. Jeigu tas domenas dar neatsilaisvino, pabando susirinkti informaciją, kaip tas domenas buvo prareitinguotas pas tą patį Google, kaip jis atrodė pas Alexa, kiek kartų mini tam tikrose paieškose, ar yra backlinkų ir panašus dalykai. Ir tada sako, jo, šitas domenas buvo vertas kažko, gal domeno savininkas nusprendė nebenaudoti, gal įmonė bankrutavo, gal šiaip užmiršo. Nes yra tokių klientų, kur nesusimoka hostingo paslaugų tiekėjai ir domenas atsilaisvina. Grįžta po savaitės, po mėnesio, po 2-3 pusmečio, sako, atiduok mano domeną, o sako, taigi jūs nesumokėjot. Tai kaip nesumokėjot? Jūs man sąskaitos neišstatėt, jūs mane paskambinot, ir prasideda žaidimai. Gautiniam variantė išeina taip, kad naujas domeno savininkas gauna pasiūlymą iš, vadinkim tai, kompanijos, kuri buvo domeno savininkas, arba kompanija, kuri aptarnavo. Taip išėjo, kad atiduokit man domeną, parduokit ir panašiai. Jeigu tas domenas yra tikrinis, tai aš neįsivaizduoju atidavimo situacijos. Jeigu tas domenas reiškia įmonės pavadinimą, dvilypė situacija. Kartais įmonės tiesiog susimoka kelius šimtus eurų tam, kad nesiterlioti ir teisminės procedūras neįjunginėti, kartais įjungia teisininkus. Kaip pavyzdys. Tada yra tokios dvi rinkos, vienos ten, kur gaudo su tais įrankiais, kenčius domenus, ir yra antrinė rinka, kur jau pagavo žmonės, tada jau deda kažkur tai skelbia, kad tokius parduoda. Aš taip žinok. Lietuvoje, kadangi šnekam apie lietuvišką registrą, Lietuvoje antrinės rinkos normalios nėra. Yra keli pavieniai portalai, kuriuose skelbiasi po kelius šimtus domenų parduodantys. Uždarbį teko matyti, kad ne kartą skelbia kažką. Uždarbį, ką parduoda vieną domeną? 5-10 domenų. Taip, išmėgnos Facebook LT buvo, nedidelė kaina, kažkokia 3000 litų. Ir jeigu ateis pats Facebookas už 2000-3000 eurų teisinių kelių išsireikalaus ir dar susigrąžins teismo išlaidas, kam tas domenas? Mačiau, kažkas nusipirko, nuomavo, net baldų kažkokią internetinę parduotuvę, nuomavo. Trumpalaikiam kažkokiam dalykui galima žaistis, bet sakau, tai yra, vėlgi, ant įstatymo ribos arba už įstatymo ribų. Tai tas vaikščiojimas ant brytvos techniškai įmanoma, jeigu tu turi rimtus padus ir nebijai, bet, nerekomenduoju. Jeigu žiūrėti... Kad blogiai atiduosi domeną ir viskas? Ne.
Jeigu tu užsispirsi ir ilgiau netidavinėsi domenų, tave paduos teismą. Tau kainuos teisinė procedūra. Šiaip tai nieko blogo nebus, jums kiti duoks. Kaip, ten visokių situacijų būna. Net ir man pačiam tekė su taimeniais domenais ir teismuose būti. Su Skype'u buvo, ne? Kad atidavė tiesiog ir viskas. Skype'u netidaviau. Aš nesu atidavęs nei vieno domenų. Tai kažkoks straipsnis ten buvo, kad... Nesu atidavęs nei vieno domenų. Visi domenai yra parduoti arba kitais būdais perleisti. Nes domenų trademarkinių yra ne vienas išėjęs. Skype, eBay, Jaguar, Live LT, nupirko Microsoft'as, WebMoney koks nors iš egzotikos, dar keletą. Tai vienokios ar kitokios procedūros buvo. Teisinių procedūrų rimtų su ilgais teismo procesais taip pat yra buvę, bet jos baigėsi susitarimu, pralaimėtų bylų neturiu. Lietuvoje kol kas juridinė bazė yra be susikloščiusios teisminės praktikos, teisėjai sunkiai gaudosi apie domeinų verslą. Pavienių atveju, kai jaunimas bando kažką daryti, nusiperka trademarkinių domeinų ir bando siūlyti savininkui, esu matęs. Ir dažniausiai, kaip ten koks nors šiturys, ten buvo labai minimas aktyviai, žinai. Domėjas patenka atgal į prekinio ženklų savininkų rankas. Bet tekia matyti įvairių kitų situacijų, kaip pavyzdžiui kokio nors J ir I raidytė. .lt domeinas, kurį bandė žurnalų leidybos grupė atimti. Taip. Neatimė. Aš turėjau analogiškas. žodis. Seniau nupirktas negu atsirado. Ne dėl to. Ten yra daug niuansų. Ir tai, ir aplinkybės susijusios su to, kaip tas domeinas buvo atiminėjimas ir kiti dalykai. Aš turėjau analogiškų situacijų su gąsdinimais ir ne vieną. Ir vienintelį kartą buvau teisme dėl domeino BMS Megapolis. Teismo procesas truko apie metus, baigėsi susitarimu. Tai nėra taip baisu. Dabar mes švardinam sritis. Nieko nedaryti, gauti krentančius domenus, pirkti naujus visiškai atrasti ir pirkti kažkokią antrinėje rinkoje už didesnę kainą, tikintis parduoti dar brangiau. Tai čia kaip, kuris bus pelningesnis, tik nuo sėkmės priklauso? Ar dar kažkokių žinių reikia tam? Reikia žinių, reikia laiko. Kai kuriais atvejais reikia didelių pinigų. Kaip pavyzdys, jeigu mes šnekėsime apie antrinę rinką, yra pavieniai domeinai, kuriuos tikrai apsimoka pirkti. Yra .cominių domeinų, kurie yra vienas žodis arba ten tik keli simboliai, kuriuos apsimoka pirkti, investuoti ir laukti 3, 5, 10 metų ir pasimti milijonus. Tokių domeinų yra. Yra dar kita egzotiška rinka, visiškai nauji domeinai, naujai atsirandančiuose registruose. Man tas verslas nesuprantamas, bet turiu pažįstamų, kas sugebėjo sudalyvauti. Aišku, ne lietuviai, bet domeinai, kurie atsiradus naujiems extensionams. Dabar matei, ko gero, yra šimtai extensionų. Online kokios panašiai, daugybė. Pirma banga buvo, kaip bebūt keista, su .eu. Man teko pačiam sudalyvauti. Dėl to, kad labai reklamavo Europos Sąjungoje? Ne dėl to. Pirma banga buvo vien dėl to, kad paleido .eu domeinų registrą ir registras su trademarkiniais arba populiariais žodžiais užsipildė praktiškai per pirmas 2 valandas. Nes trademarkai kai kurie buvo susiregistravę per redemption periodą, tas periodas, kuris yra prieš registro paleidimą, kai tu turi teisę, turėdamas prekinį ženklą, užsiregistruoti tokį pat analogišką domeiną. Toliau sekanti banga buvo tada, kai jau paleido. Ir jau ten per kelias savaitės susidėliojo tie, kas buvo nespėję tas 2 bangas, jau tretieji. Tai yra netgi lietuviškų domeinų, bandžiusių domeineriais patapti žmonių, kurie registravo šimtais domeinus. Trademarkinius, trumpus ir panašus dalykai. Tai dalį iš jų atėmė teisiniais keliais, nes tikrai rimtus trademarkus buvo paėmę, o dalis buvo nupirkta, kita dalis, mačiau, dar vis kabo pas jūs registrą. Nu, to pastavė, iš kur atsiranda tie klientai, pirkėjai domenų, klientais net nepavadinsi, pirkėjai, tai per kažkas biržas ateina, ar... Aš negaliu nei vadinti nei pirkėjais, nei klientais.
Aš tai labiau vadinčiau taip interesantai, kurie domisi vienu ar kitu domeinu, nes kol jisai jo nenupirko, jis yra tik interesantas. Ir didžioji dalis tokių yra. Didžioji dalis yra interesantų, kurie pasidomė labą dieną, o už kiek parduodi tokį tai domeiną, parašai kainą, o jis atgal net neatsako. Nei ačiū, nei ate, sugaišai laiką, žinai, ir tiesiog, jam tuo momentu buvo įdomu. Arba pavieniai ateina, mes siūlom už tokią tai domeiną tokius tai pinigus, tu jiem atsakai, kad vat, yra tokios tai opcijos, gal taip dėliojam, gal nedėliojam, jie net nesugeba atgal atrašyti. Tai normalu, kaip turgu, kai paklausė, jau braškė sako, 4 eurai ir nuimti. Elementarus mandagumas, žinai, aš tai paprastai ačiū pasakau, žinai, o kitas tiesiog naina. Tai... Kažkokia turgu. Taip, kiekvienas savo turgui savo taisyklės įvedinėja. Tai šiai dienai dalis tų klientų, jie patys ateina. Ateina per svetainę, yra paleista svetainė vardai.lt, kurioje aš papublikavęs didžiąją dalį savo portfolio. Dalis ateina pagal Whois informaciją, tai labai aktualu yra Whois informaciją laikyti up to date, kad žmonės pasižiūrėję Whoisą tikrai galėtų iškart užklausimą parašyti ar paskambinti ar kažkas. Kita dalis ateina labai įdomiai, ateina per web designerius, programerių kontoras ir panašiai. Labas Mariau, mūsų klientas ieško domeino tokiai tai sričiai, kai kuriais atvejais įvardina net ir biudžetą. Kreipiuosi savo kompiuteristą, kad jisai viską žino apie kompiuterius. Panašiai. Ar galima pirkti geltoną? Iš tos serijos. Tai šiuo atveju gauna atsakymą, pasirinkit iš tokių domeinų, preliminarios kainos tokios startinės, nuo kurių galima pradėti šnekėti. Tai būna kreipiasi, net nežinomi tiksliai, ko nori, kad norim gražaus? Ne, būna žinom sritį, norim gražaus domeino, trumpo, paprasto, aiškaus, klientai bus užsieniečiai, dėl to reikia anglų kalba. Gerai būtų vienas žodis, blogiausia atveju 2 žodžiai, pasiūlai. Turi portfolio, siūlai iš portfolio kažką nusipirkti, matai, kad neturi portfolio, pasiūlai variantų, kas yra visiškai laisvų. Nes kai kuriais atvejais, biznį darai iš to, kad turi portfolio, o iš konsultacijų, iš pagalbos žmonėm tikrai nedarai biznį. Daug dar aš pats sutikau klientų, kurie yra įstikinę, kad jeigu jie prispirks domenų su raktiniais žodžiais, tai nukreips į savo svetainę, tai jam atneš didžiulę naudą. Jeigu nukreips tos domeinus ne į svetainę, o į landing page'us su konkrečiais produktais, tai jiems atneš daugiau naudos, negu kad turint tiesiog svetainę. Turbūt su to sutiks. Taip, teoriškai taip, bet jeigu ten investuoja tiek, tai tos naudos ten gali... Paprastai jie investuoja, tiek. Ant nago judimo supranti, o ne tiek. Nes tekia matyti baldininkų, kurie tikrai yra prisipirkę daug domeinų ir uždirba, bet jie daro tada specializuotą svetainę kiekvienam domeinui ir turėdami 10 svetainių jie uždirba daugiau negu turėtų. Ten negalite matyti, Vonios LT, dar kažkas tenais. Gali būti. Išvarinta krūva domenų ant vienos parduotuvės durų. Tai taip, bet klausimas, ką jie turi po kiekvieną iš tų domeinų. Nes jeigu ten yra skirtingos svetainės su savo specializacija, kodėl ne? Nes tada žmogus ateina tikslinį daiktą, o ne santechnika visiems Lietuvoje. Net ištarti sunku, o jeigu suspėlinti, ypač kokiam nors rusakalbį ar anglakalbį, jis ten rankas ir liežuvį nusilaužinai. Tai turi savo svetainę, kur visi skelbėme, o į kažkokius tai bendrus katalogus nedė, kad neregistruoji. Tas techniškai tai įmanoma, bet tai naudos neneša. Čia yra didžiausia bėda. Ir yra bandymai buvę praeityje į kažkokius domeinus, snapnėjimus. Sedo yra toks portalas didelis pasaulinis. Yra Domain Parking rusų didelis portalas, kuris 100 000 domeinų laiko pas save aukciono principų, plus papildomus dar kažkokius pinigėlius simbolinius gali uždirbti už tai, kad pas juos sukasi ant to landing page'o kažkokie tai baneriukai, bet realiai nematau iš to naudos. Tai netperka tų vadinkim, laiko sąnaudų, kurias duodi. Plius dalis mano domeinų dirba. Jie nėra taip, kad jis yra tuščias. Gal ant to domeino kabo elektroninis paštas. Tai jeigu tu nukreipsi į kokią sadotą, automatiškai tą paštą turėsi naikinti ir negalėsi jo naudoti. Tai kaip pavyzdys yra apie 130 domeinų,
su įvairiom galūnėm, kurios yra nukreiptos į draugas.lt paštų servis. Tai ten yra suregistruotų žmonių vardų, Jonas, Petras, Tomas ir visi kita. Ten didelis paketas specialybės yra nukreiptos, specifiniai žodžiai, kaip pavyzdys koks nors seksi ar Specialybė. Ne specialybės, čia aš labiau specialybė, tikrai specialybė. Aš nežinau, ar šitame eteryje galima. Prostitutė.lt irgi ten yra nukreiptas kaip pavyzdys ir yra merginų, kurios tokį domeiną naudoja savo paštui. Kaip bebūt keista, bet tam paklausa taip pat yra. Gal jinai ne tą veiklą užsiiminėja, bet jinai pajuokavo to momentu. Aha, tai daugam įdomu, kaip nusit tą kainą. Gal paprastų dėl tai nešnekėsim, bet šiaip bendrinis žodis, tarkim, turiu hostel.lt. Bendrinis žodis, yra daug hostelių ir kažkam tai gali užnorėti nusipirkti. Kaip man dabar hostel.lt, jeigu įvesi į mano paiešką, vardai.lt jis ten yra. Vienas iš mano portfolio domeinų. Kas čia mano domeinas? Tai tada pas mane hostels yra, su S raidė. Tai hostel.lt ir hostels.lt aš manau, kad pas tave hosteliai, pas mane moteliai. Wow. Čia turbūt bus skirtumas. Tai hostel.lt aš manau kaina turėtų būti priklausoma nuo to, ar klientas yra, ar tiesiog bandom domeino kainą nustatyti. Tai greitam pardavimui aš manau bus 1,5–1,5 eurų. Ilgam pardavimui tu gali prašyti iki 5,000 eurų. Tai yra sugalvoti kainą, kuri yra aukšta ir laukti kliento, kai ateis tinkamas klientas, jis pradės dėrėtis, nusileis iki 2,5–3. Parduos. Dėl šio domeno buvo vienas interesantas per visą gyvenimą, tai aš 1,5 eurų pasakiau, bet... Ir pabėgo. Per daug buvo, jo. Tai galite įsivaizduoti, koks biznis yra. Tai tu gali su to domeinu daryti kitą biznį. Vienas dalykas padaryti katalogėlį, į kurį sudėti, pavyzdžiui, kokius nors Booking.com ar Airbnb afiliatinius linkus. Taip, aš panašiai padariau. Ir jeigu jis tenais, tu uždirbsi kažkokį tai centą, žinai. Iš kitos pusės tu gali ten sudėti tiesiog lietuviškų hostelių kažkokius tai linkus ir palaikyti metus arba 2. Ir po metų, po 2 išjungti. Jeigu jie yra protingi, tiek tie hosteliai, kurie buvo pralistinti, jie pamatys pas save Google refereriuose, kad dingo refererinis tam tikras srautas. Automatiškai dingo jiem užsakymai. Jie ateis pas tave, sakys, įdėk atgal. Sakysi, ne, pirk domeiną. Taip ir susitarėsite vienai per kitą. Gali tai būti toksai scenarijus. Aha. Tai aišku, tam atveju dar yra... Tai čia dabar taip ekspertiškai nustatei, tarkim, domeno kainą. Ar galima tai pagal kažkokius tai kriterijus įvertinti? Galima. Marius pasakė, girdėjau tokius kriterijus. Yra pavieniai domeineriai, kurie kartais net užknisa, siuntinėdami mailus. Tu gal galėtume valaitinti tokį tai domeiną. O gal tu parduodi tokį tai domeiną. O kiek tai kainuoja? Turiu tokius kelis. Elektroninį paštą flūdina. Paskutinis atsakymas buvo, evolaitinimas kainuoja pinigus, nes tai kainuoja mano laiko. Tai arba susitarėme apie kažkokią valaitinimo fee ar ten monthly fee, kad aš gaištu su tavo laiką, arba pirk vieną kitą domeiną iš manęs ir daryk. Yra vienas domeineris, kuris turi domeinų prisipirkęs, bando mane naudoti kaip... Ir kiek žinau, klientui po to sako, klausyk, o tai klientas sako, tai kodėl čia 5,000 eurų? Pareiščias pasakė. Būna tokių pavienių. Tai jeigu teismai keičiasi ekspertų, tai čia irgi reiškia autoritetingas šaltinis. Turbūt. Tai dabar stebi ir ne tik tai .lt domenų rinka, tai pelningi gali būti iš visų sričių domenai, ar tik tai, tarkim, tie jau senosios tos sritis. O kas yra pelningi? Jeigu $1 uždirbai nuo domeino, jau kaip ir pelningas, ne? Bet jeigu šnekėti apie pelnus, kurie yra 10 000 eurų, tai senosios sritis taip, regioninės sritis pavienės, ne visos, kaip pavyzdys Kinija, Vokietija, Rusija, kai kurios Skandinavijos šalis, Italija, Prancūzija, Anglijos registras. Tai yra tie registrai, kurie, vadinkim taip, topiniai, kuriuose domeinų investicijos atsiperka.
Kiti registraigi, aš vadinčiau juos labiau netyčiukais arba mažiau pelningais, net ir naujos galūnės, jos leidžia registruoti domeinus ir kažkokį tai bizniuką turėti, bet tas verslas bus nuo 2 iki 3 zonos. Prasme, į 4 zoną niekad nepervers. Pavieniai domeinai taip parsiduoda, bet nedaugiau. Nu, tai žiūrėk, koks ten kiekis bus. Aš įsivaizduoju, paprasčiausias variantas tai yra eiti kažkokius pardavimo tinklalapius, prisipirkti ten po 100, po 200 nusipirkti ir po to tikėtis, kad parduosi po 400-500. Ne, visaip yra. Yra pavieniai, kurie registruoja, pasima anglų kalbos žodyną ir su to žodynu prapurto visus registrus. Pasižiūri netyčiukų likusių. Nu, koks nors ten TV, FM domeinus, dar kažką. Kur kažkada aš galvoju, kad bus radio stotis, kuri vadinsis Live FM. Nu, užsiregistravo, praeina metai, 2-3, kažkas bendrai kur tokią radio stotį, įveda domeiną, domeinas užimtas, įveda domeiną, pasižiūri puslapį ir rašo, kad domeinas parduodamas. Nu, viskas. Jis eina, klausia, už kiek parduoja, jis sako, $1000. Investavo $100 ir ten $50, pardavė už 1000, jis jau patenkintas. Tai biznis man ne. Nes jeigu aš turėsiu ten 500 ar 1000 domeinų už tiek suinvestuoti, jau automatiškai minus. Tai vat pavyzdys toksai. Ir Lietuvoje panašiai su domeinais. Yra pavienių domeinerių, kurie į metus parduoda kelis domeinus, uždirbo po kelius šimtus eurų nuo vieno domeino ir sako, kad tai yra biznis. Aš skaitau, kad tai yra waste of time. Nu, tiesiog biznio masteliai gal skirtingi. Nu, tai tikriausiai. Ja, tai skaitai kažkokius tos ryties blogus ar forumas dalyvauti tos ryties? Iš blogų neskaitau, nes paprastai blogai būna arba vienos firmos arba pavienių domeinerių. Nieko rimto kol kas neužtikau. Iš forumų, DN forum yra toks saitas, iš regioninių bendrauju su rusų domeineriais, ten gana įdomi situacija, labai buvo įdomu stebėti, kokie domeinai pas juos yra ir kur jie lenda ir ką jie ten daro. Tai praktiškai yra rusų domeinerių yra atskiras dropsas Facebook'e, taip su jais draugauja. Nu, sakė, mikrofoną mums reikia. Bandom studijuoti, kad geriau girdėtųsi, tai sakė, nuo žemės nelabai girdisi. Net nepastebėjom. Aš kitą kartą mikrofoną savo atsinešiu. Tvirtesnį. Tai va, tai domain forumas ir praktiškai viskas. Yra ten pavieniai SEDA forumai, bet, kad kažko ten rimto būtų, vėlgi, to žmonės, kurie uždirba didžiausius pinigus, iš domeinų, aš jų nesutikau forumuose. Tai yra dažniausiai fondai, už fondo stovi kažkokia įmonė, kurioje yra 10-20 vadybininkų, kurie dirba. Tai aš jeigu fondai užsiema, reiškia, biznis gali būti. Ne, digital fondų yra iš įvairių dalykų, žinai, kai kas gal ten kokios nors musytės pardavinė, žinai, 3 sliekus, žinai, 4 saulės baterijom užsiminės. Tai šiuo atveju yra fondų, kurie investuoja domeinus, bet kaip ir minėjau pradžioj pokalbio, tie fondai laiko 100 000 domeinų į portfolio ir biznis ten eina. Tai naujai pradedančiam tokią veiklą, tai vat, ką ten gali naudingo išskaityti tokiuose forumuose arba bloguose? Verkšlenimą. Kaip aš čia suinvestavau ir man čia nieks neperka. O paskui užeini ir sako, žinai, tai tu čia neteisingą pavadinimą radai, žinai, čia vienas kolega irgi metė. Zabiela. Zabiela, vėlgi domeiną. Evaluating, kiek jisai gali būti vertas. Jeigu nebūtų žmogaus, kuris yra Zabiela, žinai, vienas iš didžėjų, tai sakytum, kad nieko jis nevertas. Jeigu tai yra Zabielos puslapis, arba tai yra tuščias puslapis, tai jis vertas tų pinigų, kurios pats Zabiela, arba jo fanai, arba ten jo menedžeriai sumokėtų už jį. Įvairiai vertinti. Galima sakyti, kad tie, kurie žaidžiasi su žmonių vardais, pavardėm, jie gali ir uždirbti, ir pradirbti. Jeigu, kaip pavyzdys, tas pats zabiela.com domeinas būtų tuščias visiškai ir didžėjus sugalvotų tą domeiną atimti, jis atimtų teisiniam procedūrom. Tai to domeino kaina yra 3000 eurų. Bet dažniausiai žmonės labai čia nesirūpina, paimis didžiai Zabielo domeną ir viskas. Visai būna. Ir dar FM, ir dar ar CD, gal žinai, kad būtų. Arba dar kaip nors, žinai, nes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tą patį zabiela.com, aš manau,
Lietuvoje yra ne viena šeima su tokia pavardė ir jie gali pretenduoti tą domeiną. Aš pažįstu advokatų šeimą, kuri yra Zabiela, Zabelaitė. Tai kodėl ne? Nebūtinai didžėjus. Tai ir tie žmonės gali užsimti ir sakyti, va, kažkoks piktavalis, pasinaudodamas mano pavardę, užsiregistravo domeiną. Techniškai viskas įmanoma. Gali kažką laimėti? Taip, procedūra užima maždaug nuo 4 mėnesių iki 1,5 metų. Pinigais, jeigu pats eisi, tai gal ir 500 eurų plus tavo laikas. Jeigu ne pats eisi į teismą, imsi advokatų kontorą, tai maždaug nuo kokių 1500 iki 4-5 tūkstančių eurų. Domeino atėmimo procedūra. Jeigu tu turi, aišku, rimtų. Aha. Kaip ketinimai? Man reikia šito domeino, o Petras prašo 10 000 eurų, nes pareiščiu savo laitydama. Tai va, tokia atveju nei teismą. Pareiščius tegul ten avulaitina, viskas tvarkoja, žinai, bet šiuo atveju teismas sako, kad tai yra mūsų taimas. Ir prašom atiduoti, nes jūs serčiatės komercinė veikla, kuri pažydžia mūsų prekinio ženklo apsaugos, vadinkim taip, sritį. Marijau, o yra kažkoks toks protingas ar priimtas terminas, kad va tiek išlaikiau domeną, nieks nekart nepastiravo, rašyti tada paleidžiu. Yra toks terminas. Kiek? Kiekvienas savo nusistato. Man atveju yra pavienių domeinų, kurie kaba nuo 2000-ųjų. Šiuo atveju 15-16 metų ir jie dar nepaleisti. Šiais metais pradės paleidinėti. Sekti reklamą. Ne, reklamos turbūt nebus, nežinau. Gal kažkam kažką padovanos, jeigu bus norinčių. Gal kažkam kažką perleisiu. Jeigu bus daugiau norinčių, galim bus parduoti pigiai. O norinčius dirbti tokiai antriniai lietuviškų domenų rinkoje, tai kur vertėtų sekti informaciją? Uždarbį kokiam nors ar kokia dar yra? Uždarbis aš vadinčiau taip, šiukšlynas, kuriame kiekvienas gali savo kažką atsifiltruoti. Tai vienais atvejais ten galima kažko ieškoti, bet tai nėra ta vieta, kur būtų žmonės, kurios kalbasi kažneka. Taip yra pavieniai žmonės, kurie kažkada yra vieną kitą domeiną pardavę. Teisiniais klausimais ten nieks negali pakonsultuoti, nes jie tiesiog nesigauna. Aš tai mini, kur rasti tos aukcionus, kur galėsiu nusipirkti? Aukcionų nėra. Pavienių tokių normalių aukcionų Lietuvoje nėra. Yra pavieniai domeinų pardavėjai, kur parduodu domeinus įvedus į Google, tu tikrai juos susirasti, didelės bėdos nėra, bet man jie nerimti. Nežinau kodėl, bet mano nuomonė apie juos tokia keista. Nes tai yra portfolio po keliasdešimt domeinų ar keliasšimtus domeinų ir nieks nei vienas neperlipo 1000 ir tai reiškia, kad jie negali susibūrti tarpusavy. O vaikščioti pavienės platformas ir ieškoti, kas ten vyksta, kažkaip laiko gaišimas. Tai mane su vardai.lt jau dabar pradėjo kalbinti, iš mėnesiuko kokį paleido. Mario, aš galiu pas savį įdėti tokius tai domeinus, mes paskui atsiskaitysim, kai jau prasidės pardavimas. Taip, gal tą platformą plėsim ir leisim visiems ten kažką talpinti. Kol kas nėra nuspręsta. Tai čia gerai. Tai jeigu nusipirkau domeną, kažkokį tinklapį ten pakūriau, bet tikiuosi, kad tu geras uždirbsiu pardavęs iš domeno. Tai man verta rašyti tame tinklapį, kad domenas parduodamas, ar to nerašysi? Žiūrint, kas tame tinklapyje, kas per turinys. Jeigu tas turinys yra naudingas... Šiukšlinas tinklaraštis, tarkim. Matai, su tai šiukšlinais tinklaraščiais. Aš mačiau visą krūvą lietuvių, kurie registruoja domeinus 10, deda šiukšlinius tinklaraščius, deda kažkokią tai reklamą, Google Adsus, dar kažkas uždirba kažkokius centus. Paskui parduoda naujam savininkui tą domeiną su kažkokiu tai SEO reitingu, kur sako, čia viskas praindeksuota, visą kitą. Domeino savininkas nusiperka tą domeiną, be turinio, kas dažniausiai būna. Sudeda ant savo puslapį ir reitingas nukrito visą. Turinys dingo. Seno turinio nieks nepagalvoja, kad reikia perindeksuoti, jį pakeisti, sudėti linkus, kurie rodytų į puslapius, kurie yra analogiškai ten su kokiu Moderevrightu. Ir paskui verkiau, sako, mane apgavo, nes pirkau domeiną, kuris turėjo kažkokią reitingą, dabar to reitingų neliko. Tai aš skaitau, kad tai yra ne visai teisinga iš pardavėjo pusės. Visi aiškina, kad aš neteisus, bet manau, kad tokia atveju reiktų įspėti klientą ir leisti jam vis dėlto persikelti turinį, kuris jam reitingą išlaikytų. Tai šiuo atveju aš ko gero dėčiau tekstą, kad parduodamas domeinas ir dėčiau kontaktus.
o ne tiesiog tekstą, kad yra parduodamas domenas, nes tokių irgi teko matyti. Kur nežino, kaip pasižiūrėt. Blogas, be jokių kontaktų, be nieko, parduodamas domenas. Ok. Ir užeini į Huizą, ten privatus asmuo ir duomenys tik tai registratoriaus. Įmonės, kuri padėjo užsiregistruoti pas domeiną. Ir kontaktinių duomenų jokių nėra, nes tai yra privatus asmuo. Ir netgi paprašyta pas domeino tarpininką, ten kokią nors kompaniją, jūs dar užraidinkit, kad man čia niekas nerašinėtų. Tai kompanija įsideda savo ten kokią nors helpdesko telefoną ar mailą. Ir tai kur čia biznė? Men nedarykim klaidų tiesiog, kaip matai. Ja. Nu tai darant apie vieną populiari klaidą, tai yra apgavysės kažkokios, tai perkant tos domenus. Tai čia mes ir prieš laidą šnekėjom apie vieną atvejį. Bet tam yra tokie įrankiai kaip escrow, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, tarpininkai, kurie tarpininkai, kurie saugiai perimti domeną. Lietuviškai aš tai vadinčiau garantas. Tai escrow paslaugom teko naudotis ne vieną kartą. Tai lietuviškas yra kažkoks toks? Lietuviško įrankio nėra. Lengviausias įrankis yra notaras ir notaro depozitinė sąskaita, kur dvi šalis pasirašo sutartį, pinigai yra mokami į notaro depozitinę sąskaitą. Tai gali būti notaras, techniškai tai gali būti net ir advokatas, kuris tarpininkauja. Ir kai yra įvykdoma domeino perrašymo procedūra ir pirkėjas patvirtina, kad viskas gerai, aš jau viską gavau, tada yra paleidžiami pinigai ir vykdomas mokėjimas. Lietuviško analogo kol kas normalaus nemačiau, yra šitie du variantai. O yra užsienietiškas, kuriame galima lietuvišką domeną perleisti? Taip, escrow.com ne vieną kartą esu naudojęs domenų perrašymą. Paprašiau, nereikia tada fiziškai važiuoti pas kažkokį. Yra kita problema su escrow.com, laikas. O kur ten laikas? Man yra buvę atvejai, kai procedūra trunka 3 savaitės, mėnesį, pusantro. O tai gal taip ilgai išsitęsia? Stabdys iš pirkėjo pusės. Nes paprastai procedūra kaip atrodo, inicijuodama escrow procedūrą, tau atsiunčia laišką, tu patvirtini, kad dalyvausi, tada pirkėjas perveda pinigus escrow ir laukia tavo veiksmų. Tu perrašei domeiną, bet pirkėjas dar nepatvirtino, kad domeinas perėjo jam. Tada lauki savaitę, 2, 3, 4, tada nusibosta laukti, tada pradedi klibinti patį escrow, sakai, klausykit, vyrai, užeikit į Huizą, pažiūrėkit, kam domeinas priklauso ir perveskit pinigus. Yra tekę net klibinti piklesniais būdais, kad susimokėtų. Nu, vat, taip, šiai dienai tai yra vienas iš būdų. Rusijai teko matyti, kai escrow tarpininkų būna domeineris, kurio pasitikė rinka, kuris yra žinomas. Tai domeineris perima savo visą procedūrą domeino perkelimo. Kai kuriais atvejais mūsų įmonė, Vardas LT, irgi šitą procedūrą atlieka. Tai yra, ateina pirkėjas ir sako, man reikia garantijos, kad šitas domeinas suvaikščios visi dalykai, tada aš mokėsiu. Tada sakai pardavėjai, klausyk, persivesk domeiną pas mus kaip pas paslaugų tiekėją ir mes sutvarkysim visą procedūrą iš abiejų pusių, kad viskas greitai ir kokybiškai. Tada perėmė domeino valdymą, sužiūri, kad tie pinigais apsikeistų, išsiaiškintų sutartiniai visi dalykai ir tada paleidė į pardavėją tą domeiną, į pirkėją domeino registraciją viskas. Aš jau neklysiu, kai kurios šalyse netgi registrai oficialūs to užsiema. Man atrodo, net Latvijoje yra, kad Latvijos registras. Žinok, man neteko escrow procedūros matyti pas registrą. Man atrodo, kad aš per juos ir pirkau. Gal. Per tą. Esu matęs tik tai domeinų aukcionus. Tai yra .com registrai irgi ten koks nors Gaudėdis, Enomas, kas to užsiima, iš regioninių koks nors Regrų. Tiksliau, Nikrų, ne Regrų. Regrų atskira kompanija. Nikrų, tai čia registras .ru domeinų, yra tokių pavienių. Bet ten irgi kai kuriais atvejais buvo niuansų. Tai kokių pačiam teko įdomių atvejų išgyventi, perkant ar parduodant domeną? Kokių istorijų įdomių, galėtum papasakot? Įdomių istorijų. Gerai, klasikinis variantas, kaip yra perimami domeinų už žemą kainą. Labą dieną, mus domina toks ir toks domeinas. Ok, mes čia norim kažkokį portalą leisti visą kitą, mes esame užsienio kompanija. Ok, koks domeinas?
live.lt. Nu, kaip ir domeinas įdomus. Kiek? 8000, man atrodo, tuo metu dolerių buvo. Mes eurų dar neturėjom. Gerai, perkam. Galim per escrow. Escrow procedūra, tai man atrodo, greita buvo, gal per savaitę, gal per pusantros, pinigai suvaikščiojo, viską domeiną parašėm. Po 2 savaičių pasižiūriu, kas domeino savininkas. Microsoft. Tarpininkas buvo juridinė kontorai, kurie nesišvečia tam, kad domeino kainos neužkelti visą kitą. Būna neskanių atvejų. Ateina tarpininkas, labą dieną, aš noriu pirkti foto.lt. Gerai, pirk. Kiek kainuoja? Jau sumeluot, man atrodo, ten buvo kokia kaina, kokie 15 000 litų turbūt. Ne, bet mes va čia esam foto būrelis, foto mėgėjai, mes čia norėtumėm kažką daryti, viskas kaip ir gražu. Nu, okei, sakau, jeigu foto būrelis, nu, aš pabūsiu geras, padarysim žymę nuolaidą, 8000. Gerai, mums tinka. Pinigus sumoka viešoji įstaiga, neatsimenu dabar nei pavadinimo nieko. Ir dingsta. Domeinas vis dar pas mane. Domeinų niekas nenori atsipti, nieko. Keista, rašau, aš jam skambinu, nėra. Telefonas išjungtas, e-mailus niekas netrašinėja. Nu gerai, tai atsibus kažkada. Yra buvę tokie atvejai, kai keliam mėnesiam dingsta. Praeina gal 2 mėnesiai. Susiranda mane per aplinkui, per draugus Fuji Lietuva. Labą dieną, Mariau. Mes čia va turėjom žmonės, kurie mums sakė, kad turi foto.lt ir jį mums parduos. Ok. Sakau, ir aš čia prie ko? Sako, mes pasirašėm sutartį, va, pervedėm jiem ten 15 ar 20 000 litų ir jie dingo. Sakau, ok. Jūs man pirmas dalykas, parodykit sutartį su abiejų pusių parašais. Antras dalykas, būkit geri, pavedimo kopiją. Pasičekinom, pavedimas tikrai toks įvyko. Pavedimo kopijai matosi, kad domeinas foto.lt parduotas. Sutartį matosi, kad tikrai tas tarpininkas, kuris tarpininkavo, jis ten biškį pažaidė. Tai tarpininkas tiesiog pasiėmė pinigų skirtumą ir nepabaigė sutarties, dingau. Tai techniškai aš galėjau ignoruoti ir nesimti jokių veiksmų, bet vardas yra vardas. Tai domeiną parašėm Fuji Lietuva ir jie po šiai dieną, mačiau, naudojasi. Iš kokių egzotikų dar. Medus.lt. Irgi labai neskanus atvejis. Nevardinsiu, kas buvo pirkėjas. Patys susirasti, jeigu labai bus įdomu. Labą dieną, mes norėtume pirkti iš jūsų domeiną. Ok, kiek prašot? 20 000 litų gal, ar 25. Nu gerai, ar galim atvažiuoti pasišnekėti? Nu, atvažiuokit pasišnekėkit. Nu, mes čia esam bitininkų šeima, va, čia vaikai sugalvoja, kad kursim savo bityną, užsimsim medum, gal galėtumėt mums parduoti šitą domeiną? Nu, galėčiau, tai ir prasideda darybos. Neatsimenu, aš ten kainos, gal 8, gal 12 000 litų nusidėrėjau žymiai. Nu, kaip bitininkam, nu, turiu dėdę bitininką, nu, reikia tikrai jiems padėti, viskas tvarkoja. Praeina savaitę laiko, domeinas pasikeičia į didelės lietuviškos korporacijos, kuri užsiima prekybą nuosavybę. Pabandom pasikėlti duomenys, jau sumaut, man atrodo, buhalterį. Buvo tas žmogus, kuris tarpininkavo ir taip šiukšlinai daro Lietuvoje verslą. Tai va tai stengiasi su tokiais neturėti kažkokių reikalų. Yra buvę atveju, kai domeinus bando perimti iš tavęs tipo prekinių ženklų savininkai. Labą dieną, mes čia, aš juos vadinu paprastai patentų troliais. Mes čia esam va tokio tai prekinio ženklo savininkai arba ten atstovaujantį advokatų kontorą. Čia tuoj domeiną mums perrašyk. Rytoj. Ir tipo prasideda šnekos, tai paprastai klausia paprastą dalyką. Nu, atsiųskit visus dokumentus, kurie įrodo, kad jūs esate prekinio ženklo atstovai, savininkai dar kažkas. Tai šiuo atveju turėjau situaciją su webmoney.lt, kai savininkas yra 2 prekiniai ženklai pasaulyje, vienas registruotas Latvijai įmonės, kitas registruotas Japonijoje. Abu turi vienodas teisės ir visą kitą.
O kreipiasi advokatų kontora, kuri nieko negali pateikti. Gerai, sakau. Kreipiuosi į WebMoney Rusijos ofisą, kadangi ten jisai populiariausias, ir atvirų tekstų rašau. Sveiki, iš manęs bando perimti tokį tai domeiną. Ar galit pakonfirminti, kad šio domeino savininkas yra tikrai tas ir kad aš galiu su jais šnekėti. Šiuo atveju gavau patvirtinimą. Kreipėsi kažkas iš Klaipėdos advokatų. Nesigaudantis apie domeinus, tiesiog jam davė užsakymą atidaryti įmonę Lietuvoje, WebMoney ir panašiai. Pasikeliu informaciją apie tą būsimą savininką. Būsimas savininkas domeineris rimtas. 10 teismų tarptautinių pralaimėta ir taip toliau. Pradedu aiškintis, kas jis toks, pasirodo tikrai. Jam priklauso WebMoney prekinis ženklas, Rusijos WebMoney reikalai buvo tuo momentu tvarkomi iš Latvijos, jis yra tikras savininkas. Kadangi advokatas nesigaudė ir sudėtinga su juo buvo bendrauti, tai iškart buvo pasiūlyta, kad mano kontaktas, tegul būsimas savininkas paskambina, mes susišnekėsim. Skambina būsimas savininkas ir ten prasideda, aš čia prekinis, žmogau, tu domeineris? Sako, klausyk, ten ir tokį sandorį turėjai, ten ta. Viskas aišku. Nu tai davai, tada pabandom daryti kaip domeineriai. Aš tau nuleidžiu, tu šiek tiek daugiau moki, susidarom sandorį ir po savaitės išsiskiri. Tinka? Tinka. Na, ten 3 dienos pavedimas įkrenta, atiduodam domeinį. Kaip pavyzdys. Nu ką, gal pradedam su klausytojų klausimais, nes žiūriu. Tai dar dėl tų vardų norėjau. Tai reiškia, supratau iš to live, iš to WebMoney, kad kaip ir galima užsimti, bet tada reikia jau Storas kūra. Jo, storas kūra, žinoti, ką atsakyti. Arba tada skambins tau, kitu atveju tu sakysi. Matai, yra visokiausių situacijų. Kaip bebūtų įdomu, didžioji dalis TM-inių domeinų pas mane, kurie buvo užregistruoti ir kurie yra išėję, yra registruoti ne dėl to, kad daryti acquisition konkretaus domeino, kad jį perimti. Yra domeinų, neminėsiu trademarkinių, kuriuos aš esu perleidęs tam tikrom sąlygom, bet domeinai buvo registruoti ne tam, kad daryti biznį. Domeinai buvo registruoti tam, kad jaunimui neleisti TM-inių domeinų užimti ir kad savininkas neturėtų problemų. Kaip bebūt keista, bet kartais ir taip elgiasi. Savininkas turės problemų, neturės? Aš su to prekiniu ženklu ateityje norėjau turėti verslų, tai žinai, imi ir dirbi. Geras pasirodysi. Aš geras pasirodęs daug kartų gyvenime esu, žinai, ir paramą užsiimu ir visa kita, bet tiesiog man taip yra paprasčiau gyventi ir aš kai kuriais atvejais darau keistus žingsnius, kurie gal man ir nuostolingi yra. Bet, paid forwardas. Mokėk dabar ir nereikalauk ateityje nieko už tai. Tai kai kuriais atvejais yra registruotų domeinų, kurie yra tiesiog padovanoti. Simboliniškai pinigai paimti už jų registraciją ir tas laikas kiek praėjo. Tai šiuo atveju, jeigu klausimas į tavo, žinai, ar esi per atidavęs, tai jau atidavęs esu, bet, žinai, pasidengiant kaštus, tai negali sakyti, kad atidavęs. Na gerai, dar žiūrovų klausimus, tai jau iš vakar laukia ponas Adrijus iš Kauno, uždavė klausimus. Jeigu dabar, Mariau, pradėtum naujai verslą, turėtum kelis šimtus eurų, tai nuo ko pradėtum? Kaip organizuotum domenų prekybą? Ar eitum geriau mėsą prekiauti? Aš eičiau turbūt mėsą prekiauti. Jeigu žiūrėti tai kaip į verslą, ne į hobį. Jeigu žiūrėti tai kaip į hobį, tai ko gero eičiau į developing marketus, į tas šalis, kurios tik pradeda kažką veikti. Kaip pavyzdys, mano draugai rusai pernai metais nuėjo į Kazachstano rinką. Tai Kazachstano rinkoje jie puikiai prekiauja domeinais, jie susirinko labai daug domeinų premium klasės ir su jais žaidžiasi. Dabar tam yra Afrika, dabar tam yra Latino Amerika ir kai kurios Azijos šalis. Bet reikia, einant į tas rinkas, labai įvertinti rinkos piniginės galimybės. Ar jos tikrai gali mokėti pinigėlius kažkokius didesnius už to domeino perleidimą. Įstatymus reikia žinoti, kad nebūtų kokio nors, kad laisvai gali atimti iš tavęs, ar gal tenais įmonę būtinai reikia turėti? Įstatymus reikia žinoti visur. Ne tik tai domenų rinkoje ir už įstatymų nežinojimą tave ir pasadinti gali ir kitų veiksmų imtis.
Kiekviena rinka ar yra specifinė. įmonių, kurios turi specifinių šitų reikalavimų domenam ar ten kažkokių reguliavimų? Visokių yra niuansų. Nu, kaip pavyzdys, kokį nors Ukrainoje negali užregistruoti domeiną UA zonoje, jeigu tu neturi prekinio ženklo. Bet komuo tu gali registruoti bet ką. Tai va tokių niuansų kiekvienai zonai yra. Ir 2 simbolių domeinų kai kuriuose registruose neleidžia, bet jeigu turi prekinį ženklą iš 2 žodžių, kurio pirmosios raidės sutampa, gali registruoti. Tas buvo ir Lietuvoje. Po to paleido automatą, kad visi gali registruoti. Tai per pirmas 15 minučių suregistravom visus. Nu tai va, pasirenkat rinką ir ten prisiperkat Kažko. žodžiais kažkokiais. Ta vietinė kalba arba anglų kalba. Aha. Kol Google leido parkuoti domenus, faktiškai savo metinį mokestį jie atpirkdavo. Mariau, nebandė domenų parkingo paslaugų? Tai vat minėjau, kad domenų parkingo paslaugos, manau, kad yra vienas iš tų daiktų, kas nevertas dėmesio. Bent jau man. Kam šiukšlinti domenų? Ar iš Lietuvos galim pagauti .com domeną? Kas įdaro, kiek gali kainuoti? Iš Lietuvos. O kas yra iš Lietuvos? Čia turbūt turėtų omeny, ar Lietuvoje yra .com domeinų gaudytojų. Gaudimo paslaugas teikiančių, kiek žinau, nėra. Gaudimo kaip paslaugos užsakovų Lietuvoje yra. Tai yra visokie snapnamesai ir panašiai, kurie užsiima tą paslaugą. Tai internete yra 10 pavienių domeinų gaudytojai, kuriuos tu gali be problemų tą paslaugą užsakyti. Aš pats esu užsakinėjęs, ten koks nors eliteproxy.org, mano kažkada gaudytas iš panašių ir pagautas puikiai. Bet taip, lietuviai gali puikiai pasigauti .cominius domeinus. Tai galima bus įmesti linkų, galėtume pasiieškoti. Kodėl perkant šaldytuvą ar televizorių kaina yra nurodoma visiems pirkėjams vienoda? O perkant domeną vargšų stentui viena kaina, jeigu rimta įmonė užklausė kaina kosminė, kur čia lygybė ir teisybė? Aš įtariu, čia įmonė milijonierius užklausė, kuri gaili 1000 eurų už domeiną. Labai panašu į tai. Tai kai įmonė, kuri perka domeinus arba investuoja į webą, rūpinsis tais studentais, kurie nieko neuždirba, tai va tada ir bus lygybė. O jeigu šnekėti apie domeino kainas, tai pardavėjas visą laiką teisus šitoje situacijoje. Tai jeigu tu nori pirkti domeiną, šiuo atveju, nekalbėkime apie domeinų pardavimą kaip pardavėjo pusę, kalbėkime apie tą pirkėją, kuris ateina, perka domeiną iš kažkokio domeinerio, ar ten iš domeinų registro, ar dar iš kur nors. Tekia ir tokios situacijose būti tarpininkauja irgi, jeigu kažkam reiks už savo kuklius 15% galim pabandyti padėti sutarpininkauti. Tai šitoje situacijoje aš visiems rekomenduoju susikurti naują domeiną. Jonas Petraitis iš Balbieriškio, @gmail ir bendrauti. Bendrauti, jeigu mokėsit bendrauti, nupirksit pigiai. Paskutinis sandoris mano draugų .com domeiną gražų pirko, man atrodo, ten prašė gal 3500 eurų ar dolerių. Už 1000 nupirko. Na, aš tai paprašiau atsakyčiau, kad yra prekės, kurios minite, jos ne vienetinės, yra vienetinės kaip paveikslai. Tai paveikslo savininkas kiek nori, tiek ir sako, iš lempos jau ten. Tokį pat tik tai žalią. Saulėlydžio spalvos galite. Tai būna ir tokių. Taip, pardavėjas nustato kainą, bet yra pavienių atvejų, kai tu gali dėrėtis ir jeigu protingai dėrėsies ir pasirinksi argumentus, o ne tiesiog, durnas tu, kas čia už tiek gali mokėti. Tas aš tokių gaunu į savaitę po kelis. Tai su tokiais laiko negaišti, žinai. Tai jeigu normaliai dėrėsitės, jūs galite tos domeinus nupirkti pigiau. Yra dar pardavimo procedūra, kai jūs perkat ne domeiną, o nuomojatės jį. Arba dar vienas iš variantų prašytis, kad parduotų išsimokėti. Mokat fiksą kažkokį vienkartinį starto metu ir per kelis mėnesius ar metus išsimoka domeinų. Esu pardavęs ne vieną domeiną. Ne su banku bendradarbiauju. Jo, su bankais ten atskirai istorija. Kai ateina pas tave ir sako, tu man parduok už tą pačią kainą, dar nuolaidą pritaikyk ir dar išdėliok mokėjimą, tada siūlai, teik dabar vartotojišką paskolą pasiim ir grįžk čia pasimsi domeiną, žinai. Nebendradarbiauju su jokiais, paprastai kredituoju pats, bet domeinas perrašomas tik tai tokia atveju, kai yra pilnai susimokam. Tokių sandorių kelias dešimtis turėjęs. Tikrai? Viskas įmanoma. Būna tokių, kurie neturi
Gal verslas, jeigu bankrutuos, neberkės tų domenų? Ne visai taip. Paprastai žmonės turi apyvartinių, bet žmonės neturi vienkartinių sukauptų sumos. Arba startupai dabar paskutiniu metu pradėjo birėti, kur irgi ateina, būk geras, parduok, mes daugiau sumokėsim, kai kurie net dvigubai siūlo, žinai, bet leis mums išsimokėti per 3 metus. Jie siūlo jie mokėjimų planą, žinai, ir jeigu sutinka, pirmin važiuoja. Nu ir klausia žmogus, ar lietuvišką domeną įvertint nori, jau vieną įvertinai, ar dar įvertins vieną stogas.lt. Jeigu tai būtų stogo dangos, tai stogo dangas galima parduoti už 5-8 tūkstančius eurų, aš manau. Jeigu tai yra stogas, manau, jo vertė yra 2-3 tūkstančiai eurų, bet jiem reikalingas specifinis pirkėjas. Mafijozai? Ne mafijozai. Šiuo atveju stogo dangom užsiimančios įmonės arba montuotojai arba pardavėjai, bet siūlyčiau užsiimti šio domeino aktyviais pardavimais. Pats kabėdamas jisai neparsiduos. Tai šiuo atveju susirink kontaktus visų įmonių, kurios užsiima stogo dangom, jom perskambinti, susirasti vadovus, vadovam pasiūlyti arba išsiųsti mailą, bet vėlgi vadovui. Frontdesko info@ stogomontuotojai.lt mailas netinka. Nes ten tiesiog atmetinėsim sekretorės tos mailus. Bet ten vėlgi reikia žinoti daug dalykų, ką pasakyti tam vadovui, kad jis nupirktų. Tai paprastai tiesiog pats gaunu laiškus tokio štrinu iš karto ir viskas. Taip. Nu gerai, tai baigiam tos klausimus. Dar vienas buvo mažiau susijęs su šituo, tai kokiais verslais užsiėmė. Tai jeigu trumpai galėtum papasakoti. Žiūri, ten dar valandos reikia kaip minimum. Tai trumpai, domeinų registravimo verslas buvo mano praeities verslas ir hobis. Tai dabar vienas iš verslų yra serverių talpinimas. Turime duomenų centrą atominė bunkeryje. Šiuo metu ruošiam techninę dokumentaciją ir paketą dokumentacijos. Parduodam tą verslą. Jeigu bus norinčių įsigyti, ir ten kolegos sakė, ar pardavinėjai, ką nors gal čia pardavinės domeinų, žinai. Tai jeigu norėsit įsigyti duomenų centrą, tai welcome, galim pašnekėti apie bendradarbiavimą, nuomą ir kitus dalykus. Turime keistą projektą, kuris vadinasi Verslo avilys. Jaunimo ir šiaip žmonių verslumo skatinimas, hackerspace'as šalia, security hubai, esu kelių verslo klasterių Lietuvoje vadovas. Tai verslo klasterizacija, toks įdomios veiklos. Draugas LT vienas iš savininkų, kur irgi socialiniai tinklai jau mūsų galvoje jau 17 metai praktiškai. Ir daug visokių keistų kitų dalykų. Dabar noriu labiausiai poilsio. Šią vasarą neteko. Skubam pabaigti laidą tada. Taip, ir iškart ilsėtis, ne? Prie vandens. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki kitų pasimatymų. Ačiū Mariui. Ačiū. Iki kito.